Sveiki. Prieš keletą mėnesių pradėjom skydliaukės ligų tyrimą. Norėjom pažvelgti į savo ir aplinkinių praktikų pasitaikančius atvejus. Galvojom, kaip čia taip būna, kad visi turi šitą hormonų sutrikimą. Ar tai gali būti gal kažkas daugiau, ne tik skydliaukė, bet gal ir kiti organai pažeisti. Ir ką mes atradome ir patvirtinimo tyrimo metu, norim šiandien pasidalinti su jumis. Detaliau informacijos bus netolimo ateityje. O dabar mes įrašėme trumpą audio atsiliepimą iš vienos tyrimo dalyvės Angelės, kuri atėjo su hipotiroidito diagnoze, turėjo virš 30 metų, įvairios nusiskundimai, svorio priaugimas, širdies problemos. Įraše taip pat išgirsti duomenų apibendrinimą po pakartotinės diagnostikos, kokie duomenys buvo stebimi tyrimo pradžioje, kas įvyko po detoksų, po atliktų procedūrų. Taip pat norim parodyti, kokį pokytį galima padaryti per gan trumpą laiką ir parodyti įžvalgų apie mūsų darbo specifiką ir procesus. Būtina paminėti, kad minėsim tokius skaičiukus ir diagnostikos skalė yra maksimali 80. 60 yra sveiko, nieko nesiskundžiančio žmogaus rodmenys, 50 jau taip yra problemėlių, tai yra vidutiniškas rodmuo, kuris lengvai gali pasikeisti daugiau pamiegojus, pakeitus mitybą, subalansavus gyvenimo būdo, bet va, kai jau yra 40 ir mažiau, tai jau indikuoja rimtesnės problemas. Tai indikuoja deficitus, funkcijos sutrikimą ir kurie be kompleksinio darbo ta linkme tik blogės. Tad reikia sistemingai, metodiškai, disciplinuotai su savo rutina dirbti tuo klausimu ir tada mes turime rezultatą. Tai gero klausimo. Taip, labą dieną, dar kartą. Tikom mes balandžio 16 dieną, buvome kokius 4-5 kartus, ne? Pabaigėm visus 3 etapus. Pradžiai čia biški vasarai, kaip sakėt, ne taip lengva buvo jums susikaupti į režimą. Bet va, mato, čia dar yra dar va tokių. O ką čia jos išduoda? Vienas dalykas tai drėgnos rankos, kitas dalykas, kad reiškia, dar yra toksinų, kurie reaguoja su šituo. Ta plokštelė. Jo, dėl to mes rekomenduojam 2 kartus į metus, rudenį, pavasarį, reguliariai tokius vis giliau ir giliau prasivalyti. O dabar padarysim tokį apibendrinimą, ką mes čia matom. Ir atsimenat, 80 yra maksimali skalė, 60 gerai, 40 yra blogai, 50 viduriukas. Mes labai gerai matom, kad pas jūs pagerėjo limfa. Buvo pas mus 38, 40, 32, dabar 54, 54, 64. Visai neblogai. Valėsi sunkiai metalai kepenyse. Buvo kažkur 42, 42, dabar 58, 52, 60. Irgi gerai. Uždegimų sumažėjo, ypač lėtinių, bet dar kažkur yra uždegimukas. Stipri energija pagerėjo nuo 42 iki 70, tai šitie procesai labai gerai, bet pas jūs pačioj pradžiai mes gal ir nekalbėjom, bet buvo toksai va čia užrašas Dabrakachesvinai opachali. Ką tai reiškia? Reiškia gerybiniai kažkokie tai tumorai. Ir jie buvo 26, šiandien 28. Didėja. Ne, tai skaičius turi didėti. Bet labai mažai padidėjo. 26, 28. Tai čia... reiškia, nepakitė. Ai, nu tai aš minėjau, kad galvoju, tą meningiomą mano yra, gal čia tas? Tai va. Tai gali būti, kad viskas ten va, taip kaip buvo, mes jos ten nelėtėm, negydėm, jinai tebėra, tai va tiesiog, kad turėtų minį. Buvo cistos 40, dabar 60, cistos apsimažino. Toliau einam, reiškia, mineralai, mikroelementai, fermentai, hormonai ir vitaminai. Tai buvo 40, 32, 40, 50, 54. Šiandienai mes viskas pagerėjo, tai 48, 64, 54, 54, 70. Vitaminų daug pagerėjo ir mikroelementų.
manau, kad sodo gėrybės jums duoda. Nu, sodo gėrybės ir geriau, tos ką rekomendavot. Nu ir plus detoksus, ką mes padarėm. Sumažėjo pas mumis virusų, disbakteriozės dingo, grybai, man tik tai dar pelėsį rodo, ką reikia Reikės dirbti su tuo. jo Pelėsį, padirbėti. Parazitai baigė, visas lemblios dingo, tai vat mūsų tas gydymas dėl ko atvyko. 3 kartus buvo, ar 2 tik tais? 3. 3, ne? Tai va, tai prašau, mes turim visą tavo tokį prasivalymą, tik tais tas regeneracija. Regeneracija, kaip kalbėjom, tai nuo poilsio priklauso, nes iš pradžių kalbėjom, kad su miegu turit problemų, dabar išsiaiškinam, kodėl, pabandysit kažką kitaip, reiškiasi, su kava, tai tokie visokie niuansai yra. Skydliaukė buvo 54, atsimenu, kaip sakėm, neskydliaukė esmė pas jumis, o daugiau žarnyne ir kepenyse. Tai nuo 54 iki 74 pakilo. Nu, labai gerai. Tas yra labai gerai, rodo, kad jinai energetiškai viskas su ja gerai. Po to atsistatė hipofizė, hipotalimusas, tai dėl to aš manau, kad pas jūs THS plakėpis. TSH pagerės rodiklis. Tai va. Ir širdis pagerėjo, bet ne taip stipriai kaip kiti dalykai. 40-50. Ir širdies kraujagyslių dar 36. Tai čia dar ilgesnis procesas, tai tiesiog turim omeny. Toliau plaučiai bus mus gerai, 50, o netgi krūtinės liaukos buvo 48-42, dabar 56-60. Tai net ten procesai pagerėjo. Žinote, visokių cističių, kad nebūtų tas ir taip toliau. Uždegimų, tai kraujotaka pagerėjus ir tai viskas gerai. Kepenys buvo 40, dabar 54. Tulžis 38, 44. Nedaug. Tulžį reikia dirbti. Kalbėjom reguliariau valgyti arba užkandukų tokių riebesnių. Ir pas jumis dar yra tokių kaip kad vidinių organų spazmai. Sakė, turėt kažkokių nemalonių naujienų, tas anas, ir iškart jau pajutot, kaip užspazmavo ir sutriko viskas. Lemblių nebėra, inkstai tai gerai, 50, o kasa 40. Tai va širdis, kasa, dar tokie su jais padirbėti. Kiaušidės labai gerai 60, gimda labai gerai 60, buvo 40 kažkur. Uždegimai rankose 42, dabar 70, o kojose buvo 34, 50. Tie visi vitaminus, kur gėrėt ir taip toliau, tos uždegimus pamažinti. Gali daugiau dirbti. Ir, reiškiasi, pas mus čia disbakteriozės, cholesteroliai, irgi viskas pas mane tik į gerą pusę. Tai tam tikrus organus mes užfiksavom, su kuriais dar ar vėliau pratęsti, ar turėti omeny, ar dar ką nors. Ne, reikia dabar dar jiems neužleisti. Tai va. Apie virusus, tai iš vis man labai smagu žiūrėti, viskas 70-80. Viską prasivalėm labai gerai. Žiningai tada dar. Jo, parazitus irgi gerai, tik tas atsimenu, sakiau, tenė epiziformis, žarnyne, ten dar gali būti gal koks kiaušinėlis ar dar ką nors. Tikimybė, kad rudenį gali atsinaujinti. Tai jo, visi kiti virš normos gerai. Ir pelėsis, su kuriuo mes nedirbam, kuris irgi imunitetą biškį stabdo. O ką, kaip jie? Pelėsis, va, užrašym, oreganas. Ai, šitą, aha, gerai. 3 kartus pakartotą oreganą. Tai vat. Nu ir mūsų reziumė yra tokia, kad kaip ir mums gal ne taip idealiai išėjo, kaip norėtumėm, kad ten viską sugerti ir viską sudalyvauti, bet pas mus rezultatas yra.
ant popieriaus, ar čia kompiuterį reiškiasi, mes matom, kaip atėjot kokiam lygiui. Jo, kurio nesumeluosi čia iš tikrųjų. Jo, nu, taip ir Nu, buvo, kad, nes, nu, ką rodė tą galiu pasakyti vieną, o čia rodo. Jo. Kitas dalykas, pas jūs vienas iš tokių nemiga ir svoris, reiškiasi, buvo. Tai vėl, svoris nekrita dėl nemigos, o svoris labai svarbu nuo kepenų tulžies. O ten, matė, toksai minimalus buvo. Liūna labai, nu. Jo, nors mes atrodo su kepenėm 2 kartus darėme, ne, ir 1 ir 3 etapą, bet ten jau yra įsisenėję dalykai, kuriuos, bet matot, šiaip nesudėtinga buvo ta, Ne, visiškai. kai jau tą ritmą įvažiuoju, aš, tai va, kuo jūs daugiau pakartosit šitą dalyką, tuo jūs į gylį suvalys. Virusus pravalėm, sukius metalus pravalėm, funkcija tik vis atstatyta, funkcija reikalinga, kad žmogus ilsėtųsi. Mes naktim prabudinėjom, daug dirbam ir šiaip dabar toksai sodų sezonas, tai to tokio rezultato, nu ir matom, ką turim. Jo. Tai va, tai čia, jeigu nuo balandžio 16 šiandien yra Liepos 15, 3 mėnesiai, negaunasi. Su tokiam pertraukom, Didesnėm, jo. nes šiaip koncentračiau mes. Tai aš sakyčiau, čia pas mus visai puikus rezultatas ir mums reikia visą šitą užbaigti, užvainikuoti kraujo tyrimais, skydliaukės, reiškia, rodikliai kokie būtų. Ir kraujo tyrimą reikės padaryti pilną. Ne, tiesiog Skydliaukės. Nu, supratau. Kur mes kalbėjom, galbūt pjūtį padarysit. Nėra svarbu, kad jau rytoj, bet kad jį ne kitais metais ten Nelauk. nelauk. Tai va, tai Gerai. tokie naujienos. Koks jūsų pastebėjimas, ką jūs galite pasakyti kitiems žmonėms, kas su skydliauke turit problemų? Po to kurso viso? Nu, kaip vat įvertinat iš šono, vat, nieko nežinojot ir dabar vat, praėjot visą šitą. Kokie pastebėjimai? Tai džiaugiuosi tai, kad kol jūs dar nepasakėt pagal rodiklius, kad pajutau, kad uždegiminių procesų pas mane tikrai sumažėjo, man nereikėjo kreiptis pas šeimos gydytoją. Nes pastoviai būdavo, kad reikėdavo. Nu, skausmai mėtės vis tiek, tai pečių juosta, nugara, kur aš jau nebegalėjau padėti nei ten tepaliukais. Tai va tas tai labai, dar šiemet aš gerai jaučiuosi. Tai tikrai labai, nu, energijos iškart daugiau atsirado. Darbingesnė esu dėl to, nu, o kad miegas ar dar kažkas, tai aišku, tai čia įsisenėjusios problemos yra gal. Tai per 3 mėnesius, aš manau, vis tiek nereikia norėti, kad čia grįžčiau kaip kūdikis ir miegočiau. Čia darbas dar į priekį, aš savo pasidėku taip. Tai va, tiesiog mes smaugimas gerkliai. Ne, aš nejaučiu, ne, dabar viskas gerai. Tiesiog aš irgi manau, kad per 3 mėnesius tai yra pakankamai gerai, nes jeigu kiek gydėte, sakėt, 30 metų. Jo, skydliaukę. O tokių valymų aš niekada nebuvau darius. Niekada. Nei nuo jokių, nuo parazitų, nei nieko. Tai čia aš skaitau, kad labai gerai ir labai džiaugiuosi, kad ir jūs atradau ir turėsiu gairės toliau. Jo, visą tą informaciją stengtis laikyti kažkokį kaputį ar dar tai pačiai savo pakartoti visi dalykai, nes čia yra tokia sistema kaip dviratis, kai išmokom važiuoti, tai kai kurios variantus galima pakeisti, bet kai supranti, kaip jinai veikia, tai reiškia, galima pakartoti ir kitiems parekomenduoti, o šiaip tai aš irgi patenkintas rezultatais, nu, kaip jau yra, taip yra, bet matau, kad pagerėjimas didelės srityse yra, tokių pablogėjimų nebuvo, o šiaip tai. Ir ačiū Jums už tą projektą. Nu, gerai tada, ačiū Jums, gerų metų.